Sveiki. Paskutinės kelias laidas aš tikslingai skyriau kai kuriems bjauresniems mūsų lietuviškos tikrovės aspektam. Kalbėjau apie rusofobiją, kalbėjau apie stukalinimą ir stukačius ir kalbėjau apie žydšaudžius. Bei tai, kuo ir kaip istoriniai žydšaudžiai siejasi su šiuolaikiniais, kabutėse patriotais mūsų. Tai yra su tais, kurie trokšta konfrontacijos su Rusija, kurie nekenčia vatnikų ir panašiai. Mano išeities taškas buvo tokia mintis, kad dėl mūsų gyvenimo negerovių, kad dėl esamos neteisybės nepakanka kritikuoti atskirų politikų, atskirų partijų, valdžios, vyriausybės, ar net esamo politinio režimo ar visos visuomenės santvarkos. Kad dar reikėtų paimti ir sukritikuoti pačius save, ne tik individualiai, bet kolektyviai. Tai yra pasimti veidroduką, jį pasižiūrėti ir paklausti, kas negerai su mumis? Kas negerai su mumis kaip su visuomenė, kaip su liaudim, kaip su tauta? Kad mes šitaip gyvenam ir kad patys savo leidžiam šitaip gyventi. Ir kad neuždavus savo šito klausimą ir jo adekvačiai neišsprendus, kad jokie esminiai pokyčiai teigiami neįmanomi iš principo ir iš esmės. Ir kaip tikėjausi, kai kurie žmonės į mano šitas paskutinės laidas sureagavo gan jautriai, ypatingai paskutinė žydšaudžių tema. Būk tai čia iš mano pusės yra labai nepatriotiškas ir antilietuviškas net gestas. Būk tai aš nekenčiu Lietuvos, nekenčiu lietuvių, nekenčiu lietuvių tautos ir todėl ją šmeižiu, klijuodamas nepelnytas etiketės. Ir čia dėsiu įskliaustus, kad toj pačioj laidoj pabrėžiau, kad toli gražu nelaikau visų lietuvių žydšaudžiais ar lietuvių kaip visumos žydšaudžių tauta. Kad čia tiesiog kalbu apie labai specifinę mūsų tautos dalį. Nu, kad parinkau provokuojančią antraštę, tai čia, taip sakant, aš kaltas, labai kaltas. Ir galiu muštis į krūtinę dėl to. Bet esmė kitame. Esmė, kad už šitų atsiliepimų glūdi dvejopas nesusipratimas. Pirma, tai nesupratimas mano motyvų. Ir sakyčiau, ne tik mano asmeniškai motyvų, bet motyvų visos šitos mano ir mano bendražygių, mano draugų veiklos. Tai yra projekto Tiesos keliu. Nesupratimas, kodėl mes darom tą, ką mes darom. Ir antra, kas yra žymiai svarbiau, tai už šito glūdi nesupratimas, nesusipratimas tų pačių žmonių, kaip lietuvių, nesupratimas savęs, kaip tautos. Ir bijau, kad nenoras suprasti. Što ir gema šiandienos laidos tema. Kabutėse patriotizmas ir aukos sindromas. Kodėl bijom savikritikos? Čia skaitykit, bus mano viešas atsakymas, mano replika į minėtasias reakcijas. Taigi pradėsiu nuo mažiau reikšmingos dalies. Mano motyvų. Logika būtų tokia. Esi lietuvis, gyveni Lietuvoje, čia tavo šalis, čia tavo tauta. Kalbėk arba gerai, arba užsičiaupk. Logika aiški. Bet siūlyčiau staptelėti ir pagalvoti, ką reiktų pasakyti apie žmogų, kuris tą pačią logiką taikytų ar savo asmeniškai, ar, sakykime, savo kokiam labai artimam draugų ar giminaičių ratui. O tai yra, kuris tą logiką taikytų savo ar savo sutuoktiniui, savo vaikams, savo broliams, seserim, tėvam ir panašiai. Nu, manau, nesunku būtų numanyti, kad pas tą žmogų yra labai rimtos psichologinės problemos. Nu, tiesiai šnekant, narcisizmas.
Jis įsivaizduoja, kad jis yra pats pačiausias, jis yra neliečiamas, jis yra nekritikuotinas. O jeigu kas yra negerai, tai ieškokite kaltų kitur. O bet kokia kritika, net draugiška kritika dažnu atveju, tai priimama kaip įžeidimas ar net puolimas prieš tą žmogų ar jo draugų ar tų giminaičių grupelę. Bet aš siūlyčiau paimti ir pabandyti pritaikyti visiškai kitą logiką. O logika kokia? Yra senas, geras, graikiškas toks posakis, kurį kartojo Sokratas ir kuris buvo užrašytas ant garsiojo Delfo orakulo. Pažink save. Tai yra, jeigu tu nori kažką suprast apie pasaulį, apie žmonės, apie gyvenimą, pradėk nuo to, kad reikia pažinti ir suprast save patį. Tai yra, pasižiūrėk į veidrodį. Ir nemanau, kad bet koks adekvatus žmogus imtų ginčyti su šito principu, jį taikant savo individualiai. Tai yra, jeigu kažkas ne taip tavo gyvenime, ar kažkas ne taip tavo darbovietėje, ar tarp tavo draugų, ar tavo šeimoje, pasižiūrėk pirmą, tu gal kažką ne taip darai, prieš eidant kaltinti kitus. Pasižiūrėk, ką tu darai. Jau pasižiūrėjęs, ką tu darai, ar ko tu nedarai, va tada eik ir stenkis kiek įmanoma objektyviau analizuoti, ką daro ar ko nedaro kiti. Tai aš tiesiog siūlau imt ir pritaikyti absoliučiai tą patį principą savo visuomeniai, savo liaudžiai, savo tautai. Ir čia nieko baisaus nėra ir iš tiesų čia nieko labai originalaus. Čia turėtų būti banali tiesa. Ir tai sakydamas prisimenu iškart istorinį pavyzdį. 19 amžiuje vienas žymiausių rusų literatūros bei revoliucinių veikėjų, Nikolajus Černiševskis, parašė romaną Prologas. Ir tame romane vienas herojų lepteli mintį apie rusus. Sako, pasigailėtina nacija. Nuo viršaus lygi apačios. Visi vergai. Ir ne vieną ir ne 2 dešimtmečius. Tų laikų rusų ala patriotai vadinamieji keikė, koliojo, smerkė tą Černiševskį, kad jis nekenčia Rusijos, nekenčia rusų tautos, kad jis labai blogas, labai piktas, labai negeras, išdavikas, rusofobas, kaip sakoma. O bet tačiau, vykstant Pirmam pasauliniam karui, tai yra laiku, kai lygiai toks pat ura patriotizmas buvo pasiekęs savo viršūnę, vat kaip dabar artėja prie jos, kai buvo pasiųsti milijonai žmonių per visą Europą, vienas kitą žudyt, tam, kad saujelė kapitalistų, bankininkų ir biurokratų valstybinių galėtų iš to pasidaryti savo bizniuką, prisidengiant neva tėvynės kažkokiu gynimu. Tuo metu dėdė vardu Vladimiras Iljičius, slapyvardžiu Leninas, užėmė labai nepopuliarią poziciją. Kad paprastiem darbo žmonėm nėra ko čia kariauti. Kad negerbiami valdžiagyviai, negerbiami kapitalistai, bankininkai ir lupikautai, eikit kariauti patys. Ir jis buvo apkaltintas irgi, kad jis yra išdavikas, kad jis nekenčia Rusijos, rusų tautos ir taip toliau ir panašiai. Ir straipsnėje, kurį jis parašė kaip tik Pirmo pasaulinio karo metais, jis prisiminė minėtai Černiševskį. Ir numetė štai kokią mintį. Sako, Černiševskis kaltinamas antirusiškumu, nepatriotiškumu ir panašiai.
Bet sako, kai aš skaitau Černiševskį ir jo labai skaudžius, kandžius žodžius rusų tautos adresu, aš sako, matau tikrąją tėvynės meilę. Kodėl? Nes, rašė Leninas, Černiševskis norėjo, kad rusų tauta būtų laisva, kad rusų tauta nebebūtų vergais, nebebūtų išnaudojamais, ar kad kažkas iš jų pasipelnytų ar mestų kaip patrankų mėsą. Kadangi Černiševskis to norėjo, bet jis matė, kad taip nėra, jis ėmė ir rėžė nepatogią tiesą į akis žmonėm. Kodėl? Tam, kad jie pažintų save, kad jie suvoktų save, kad jie pasižiūrėtų į tą patį veidroduką. Ir pasižiūrėję į veidroduką gal pradėtų keistis. Nes kad keistumės, reikia pirmą padaryti išvadas. Taigi, kas mano, kad aš nekenčiu lietuvių ir lietuvių tautos, kad mano draugai ir kolegos nekenčia Lietuvos ar lietuvių, tai net nekalbant apie tai, kad pats esu lietuvis, pasakysiu tiek. Viskas, ką mes bandom daryti, tai yra panašia dvasia, kaip ką Černiševskis bandė daryti su Rusija ir rusais. Mums aišku, iki to Černiševskio toli, kaip iki mėnulio. Mūsų jėgos ir pastangos yra apgailėtinai menkos su tuo palyginus. Bet pats principas, kuriuo stengiamės vadovautis, yra būtent toks. Nebejoju, kad kažkur klystame ir dar suklysim. Ir tikiuosi, kur klystu ar suklysiu, pavyks pasitaisyti. Jeigu gali, tai malonėkit, padėt man taisytis, duokit konstruktyvę kritiką. Bet motyvai yra būtent tokie. Jie yra būtent pačių lietuvių, pačios Lietuvos labas. Tai yra gerbūvis. Fizinis, materialinis, dvasinis, istorinis. Galime taip sakyti. O dabar antrasis punktas. Ką visą šitai pasako apie mūsų šitos kritikus? Mūsų kritikus tai yra tuos, kurie laiko, kad paskutiniai šitie pasisakymai per laidas, kad čia yra neapykanta Lietuvai ir lietuviam. Tai aš manau, kad tai išduoda aukos sindromą. Aukos sindromas, aišku, yra labai glaudžiai susijęs su tuo, apie ką kalbėjom nesenai. Tai yra, kai tu galvoji, kad visi blogi, visi kalti, tu vienas, ir gal tavo ten mažas ratelis artimųjų, jūs esat geri, visi kiti blogi. Ir jeigu tau gyvenime nesiseka, nežiūri į save, nežiūri į veidrodį, ieškai kaltų. Tai aš jau pastebėjau per 30 plus metų šitoj žemėje, kad dėja, bet daugelis žmonių, kurie asmeniniam tokiam lygmenį yra visiškai adekvatus ir tikrai aukos sindromu šituo neserga, kad jie tačiau tą pačią aukos sindromo logiką taiko kolektyviai, taiko nacionaliniu principu. Tai yra, jie į save gal taip nežiūrės, bet jie taikys tai savo tautai. Šiuo atveju tai bus koks pasakojimas. Mes lietuviai patys pačiausi, patys tikriausi, aiščiai, baltai, arijai ten ir panašiai. Mes turim pačias unikaliausias tradicijas, pačią unikaliausią kalbą, pačią unikaliausią ir teisingiausią ir geriausią senovės religiją. Ir prieš mus sukilo visas pasaulis. Dabar klaus savęs, ar vakarai ten blogi, vokiečiai, žydai ten gal blogi, ar rusai ir slavai blogi, čia kintamieji. Bet viskas sueis į tai, kad mes čia, kažin koks deimančiukas ir perliukas, visi kiti tiesiog mūsų engia ir mūsų skriaudė dėl ko? Dėl to, kad mes toks deimančiukas ir perliukas. Dėl to, kad mes patys geriausi, mes patys teisingiausi, mes patys dvasingiausi. Ir visi tiesiog mus skriaudė. Per amžius amen. Supranti. Ir tai yra labai plačiai paplitęs požiūris. Ir paplitęs jis yra ne tik tarp vadinamų kabutėse sisteminių, bet ir ypatingai tarp vadinamų nesisteminių.
Tai daugumos tokių provincialių lietuviškų nacionalistėlių mąstymas. O dauguma vadinamų nesisteminių ir yra būtent nacionalistėliai. Ir tame slypi toji savikritikos baimė. Kitaip tariant, kodėl bijom imt ir pasiimt tą veidroduką ir pasižiūrėti objektyviai kaip yra. Aišku, pasižiūrėti tai, kas yra gerai ir iš to semtis stiprybės, iš to semtis įkvėpimo, bet ir žiūrėti, kas negerai, tam, kad galėtume tai koreguoti, tam, kad galėtume tai keisti. O priežastis, manyčiau, yra ta. Labai ir labai trapus, sužalotas ego. Nes kai žmogus negali priimti kritikos, negali priimti savo nepatogių faktų ir į tai agresyviai reaguoja, tai tiesiog išduoda jo paties dvasinį moralinį silpnumą. Išduoda, kaip sakau, kad jo labai labai didelis ir labai trapus ego. Ir bėda su mūsų didelė dalim tautos yra, kad ji turi labai labai didelį ir labai trapų kolektyvinį ego. Ir dėl šito viso aukos sindromo, sakykime, labiausiai kenčiam mes patys, labiausiai kenčiam lietuviai. Todėl kad gyvenimas taip neveikia, kad sėdi kažkur kamputį, verki, keiki, visi blogi, visi mane nuskriaudė, aš pats pačiausias, o dievuli, duok man dabar, nuleisk iš dangaus manos, kad būtų gerai man. Ne. Gyvenimas veikia taip, kad jeigu tu nori kažko, tu turi susiimt save į rankas, imtis veiksmų ir pasiimt to, ką tu nori. Tu turi pasiimt to, ką tu nori. O visų pirma, tu turi prisiimt atsakomybę už save ir už savo gyvenimą. O tai reiškia, kartoju, žiūrėti į veidrodį, žiūrėti visų pirma, ką tu darai ar nedarai, teisingai ar neteisingai. Ir po to jau žiūrėk aplinką, žiūrėk aplinkinius, jie geri, blogi, teisingi, neteisingi ir taip toliau. Visą tai reikia žiūrėti, visą tai reikia turėti omeny. Aš nesakau, kad tu tik tai koncentruokis į vidų ir ignoruok aplinką. Reikia pasižiūrėti į save, reikia pradėti nuo savęs. Nes tik tada galima kurtis iš tikrųjų savo, o ne išorinių aplinkybių atsitiktinumų tau primestą gyvenimą. O kas liečia tautą, tuojų kolektyvinių lygmenių, tai turiu pasakyti, kad šitai labai skausmingai atsiliepia tiek socialinių politinių lygmenių, nes vietoj to, kad būtų imamas iniciatyvos socialinės, politinės, iš apačios ir kūriamos organizacijos yra tiesiog pasyviai laukiama kažkokio ala gelbėtojo, tai taip pat skaudžiai atsiliepia psichinių ir tokių istorinių lygių. Nes vietoj to, kad mes nagrinėtumėm objektyviai savo istoriją ir objektyviai siektumėm pažinti save, savo savastį, savo šaknis, tokias, kokios jos yra, tam, kad galėtumėm iš to padaryti, Dieve padėk kažką gerą, mes kūrėmės visokius gražius mitus, visokias pasakaitės tam, kad geriau jaustumėmės. Tam, kad būtų lengviau. Tam, kad mažiau skaudėtų. Ir tai nerimta. Tai niekur neveda. Ir baigiant šitą laidą, ar sakykime šitą pamoksliuką, galiu pasakyti tiek. Nebijokim pasižiūrėti tą veidrodį. Nebijokim pasižiūrėti realybę. Ir priimkim tą jų skausmą. Iškentėkim tą jų skausmą. Išgyvenkim tą jų skausmą. Nes tik per tą išgyvenimą, skausmą, mes ir galime pradėti gyti, pradėti tobulėti ir augti. Duok Dieve gerą kryptį. Tai štai ir būtų išvada. Bijom savikritikos, nes bijom pasižiūrėti į veidrodį, bijom tiesos, kuris skauda, tąją save apgaulę vadinam neva patriotizmu, bet kokias užuominas į nepatogią tiesą keikiam kaip neapykantą tautai, šmeižimą ir išdavystę, kai tuo tarpu
būtent tai yra tas skausmingas žvilgsnis į veidrodį, savikritika ir savianalizė, tai yra bet kokio tikro patriotizmo išeities taškas. Tai būtent to tikro patriotizmo dvasios ir norėčiau palinkėti visiems, kas žiūri bei kas klauso šios laidos. Tai pasakęs jau įprastai. Padėkosiu tiem, kas čia remet, kas dalinasi. Paraginsiu dėti nykščius į viršų, rašyti komentarus, platinti, dalinti su draugais, giminaičiais, bendradarbiais. Rašyti mums laiškus, čia nurodoma pašto adresu, jeigu jums labai patinka paremti, norit bendradarbiauti, kreipkitės. Ir laukit sekančių laidų. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.